O tai kiek laiko trunka pakeistus įsitikinimus, kol gauni kokį efektą? Pavyzdžiui, konsultacijos pas jūs metu. Tai yra labai individualus reikalas, priklauso nuo daugybės faktorių, nuo to, kiek žmogus yra atviras, nuo to, kokia tai situacija, nuo to, kiek jinai įsišaknyjusi, kaip lengvai, sakykime, suvaibina mūdviejų darbas. Labai daug ir sunku atsakyti. Šiaip iš esmės, jeigu procesas vyksta sklandžiai, per 1 valandą galima tikrai pakankamai gerų proveržių padaryti kažkokioj tai tematikoj, kažkokioj tai problematikoj. Ir net ir po vienos sesijos jau pradėti pamatyti pirmuosius, sakykime, pozityvius ženklus judėjimą tinkamą linkme. Nuo daug ko priklauso tai. Nes pirmiausia, ką jūs laikote efektu. Aš, pavyzdžiui, efektu laikau, jeigu atėjau kažkokią tais į konsultaciją su problematika ir po jos man tai bent kažkiek tais procentų pradėjo gerėti, arba visai įsisprendė, arba jeigu visai įsisprendė, tai taip, bet jeigu bent kažkiek pasikeitė situacija, pasikeitė požiūris, pasikeitė dalykai teigiamą linkme, į teigiamą pusę, tai aš skaitau, kad jau yra žingsnis, postumis į priekį ir laikau tai efektu. Tai jeigu apie tokį efektą kalbant, kad su kiekvienu kartu vis gerėja situacija, tu matai, kad sprendžiasi klausimai, kad atsikemša buvę blokai ir taip toliau, tai laikau tinkamu efektu.